Labadiena, sveiki atvykę į Klaipėdos miesto dirbtinės dangos stadioną. 7-asis A lygos turas prasidėjo vakar, jis tęsiasi šiandien. Palangos futbolininkai sąlyginai namų tvirtovėje susitinka su Kauno Stumbro komanda. Trečiasis numeris Mačiulis, 7-asis numeris Lukas Vilela, 9-as Levanas Mačerašvili. Palanga perima kamuolį tokioje pavojingoje zonoje. Košnikovas. Gedrysas Sumajevas užsimoja ir čia, jeigu kamuolys būtų dar labiau stabdys, progų pasižymėti komandos beveik neturėjo. Žaidimas gali tęstis, toks Oresto Abramaičio sprendimas. Sumajevas atliko perdavimą Baklanovui, čia smūgis Andrėjus Miazinas. Kinas perima kamuolį stiprų smūgį turintis futbolininkas iš Čiofų. Čiofų. Čerašvili labai taki Palangos gynyba. Stampas žada pradėti sezoną. Buvo nedaug tos informacijos, bet vėliau mes matome rezultatus ir galime tik pasidžiaugti tokiais Kauno komandos veiksmais. Kėlinio jau sužaisti. O kaip čia klastingai smūgiuoja Levanas Mačerašvili. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia taip galima pabaigti pirmąjį kėlinį. Priima kamuolį. Atakuoja iš labai toli. Nevas. Baklanovas. Perdavimas ten praktiškai palei vartų liniją. Taip pat buvo labai milžiniška. Daug futbolininkų vienoje zonoje. Gavija. Atsistumdė su varžovu. Visi žaidžia kamuolį. Gali tęsti svečiai. Perdavimas į baudos aikštelę link vartų. Labai gerą šansą turėjo tikti šeimininkai. Šansai dar nesibaigia. Perdavimas Sumajevui ir 1-0. Palangos futbolininkai išsiveržė į priekį. Prieš tai Sumajevas turėjo nuostabų šansą. Antruoju bandymu pavyksta pasižymėti Idrisų, jo 5-tas įvartis šiame lygos sezone ir galime pajuokaudami sakyti, kad Sumajevas gerai. Į dešinę. Toliai pabando smūgiuoti Antanavičius. Ne pats sėkmingiausias bandymas. Perima kamuolį palangiškiai. Dombrauskis jį atiduoda Sumajevui. Vartai tušti. Reikia kažką daryti Palangos žaidėjams. Keliamas kamuolys. Čia Dombrauskis į tuščius vartus. Praktiškai 2-0. Štai taip komanda, kuri užima tik 7-ąją vietą šią sekundę lygoje. Muša antrą įvartį ir jie dabar yra puikioje situacijoje. Josviakis rizikavo ir ta rizika nepasiteisino. Majevo perdavimas ten iki galo nepavyko išvalyti. Rizikingas perdavimas. Čia Nasro Balfarebas. O čia Kauno Stumbras, tai dar ne vakaras, galime sakyti jau dabar. Palangos tos prastos tendencijos išlieka, komanda praleidžia įvartį, o dabar Kauno Stumbrui visos viltis skanduoja įvartį. Perdavimas ir čia Josviaki. Atako nepavyko, ką daro Rodrigo Josviaki, taip rizikuoja šis futbolininkas per pusę aikštės. Dabar iki kamuolio. Kamuolys paliekamas visi, šis link vartų. Žaidimas tęsiasi. Čioričius, čia
čia labai lengva. Endvaranas dabar. Vienas prieš vartininką. Kaip čia sugeba taip pro šalį smūgiuoti šis. Tam tokie skaičiai dega švieslentėje pasibaigus šioms rungtynėms.